Šiandien projektas yra Mazda naujoji 6. Facelift. Toks įkandimas. Atsitrenkia į kitą mašiną tikriausiai. Va. Landžeroniuks biškį palinkęs, viršutinės. Žmogus kvapašęs. Su raudona maikė, kur guli. Ir kas čia? Bakeliai visi išėję, Langerons. Gal ir Langerons linkęs, gal nelinkęs. Bumperiuks. Kapotas. Paskiau smūgis nuo sparno ėjo per duris. Galinis sparnas ir bamperis. Tai va. Turėsim veiklos. Taigi parodysiu garažų tampimo įrangą. Nerodysiu iš tavęs. Čia va, viskas vyksta taip. O Jėzus Marija. Nu, kažkas vyksta tokio. Aišku, geriau negu su kūjais plakti tą Langeroną atsistojus. Kai toks nedėlis smūgis užtenka ir taip pasidaryti. Su tokiu paprastu. Va, kiek parėjo. Škivelis lietiksi, dabar nebesiliečia. Meruojam tas balkį. Pist. Atinka įskilęs, o netinka? Tinka, ne? Tinka, Nu ir viskas. Prisuksim ir dabar viską sukrausim. Kapotus, sparnus, žiūrėsim, kas bus. Tu dirb. Aš montuosiu paskui viską. Netinka, reikia ilgesnį. Nėra ilgesnį. Viskas gražiai stoja į savo vietas. Bakiukas čia tiko. Čia irgi be jokių grėžiojimų skylių nieko. Viskas taip, kaip turi būti. Šiame savo vietoje. Kėlis. Bet turi tokį gaidį. Karočią, 2 valandą klijuoja, niekaip nebaigiu suklijuoti. Toks. Stogas. Ten slėgstį dariau apačioj. Stogas. Vienu žodžiu. Tarpiukai yra jau. Jėzus Marija, vos neiškrito. Varžtai visi stovi ten, kur turi stovėti. Kapotas ruošis čia. Vis dėlto dėvėtas. Čia dobelė ir ten kapoto kampas. Nu, aišku, baigom. Kraujas. Nuostabus Taivanio bamperis. Ale nugruntuotas, ale viskas gerai. O dangtelis kur? Jau kas seka iš karto. Čia kažkas. Karočiui, vis tiek reikės iš naujo gruntuoti visą. Žinai, gruntuoti kaip dėbiai. Nagų nusivalo. Va. O dangtelis. O! Kažkaip geriau. Numeriai. Motorolerio. Šiandien užteks darbuotis. Mazda jau bendrą vaizdą turi. Viskas dera.
Dabar liko paruošimo darbai, glaistymai, špakliavimai, dar tuo pačiu įveikiau, va, šitą gražuolį, kur buvo prajomus dažiau, nu va, gavosi, kas gavosi? Gavosi, kad tos durys buvo juodos, čia dažėsi pilnai, perimas ant priekinio sparno, perimas ant galinio durų, karočią, nu vienu žodžiu, toks vaizdas. Nepoliravau net šoną, čia viršų tik tai parėjau, prašiaušiau. Toj pusėje. Į tą pusę. Čia buvo įkirsta taip per rankeną, per durelės. Galinis sparnas buvo išbanguotas, išspaudęs. Nu, vienu žodžiu. Tas projektas per daug paprastas, kad filmuoti, nebuvo ką rodyti. Apsistojom ties Mazda. Du 10 gali. Vienu žodžiu, išsigloščiau, čia yra dabelė. Ir daug akmenukų išmušinėjimų išrudėjai, nežinau ką daryti. Čia parudėjo. Bamperį pasidėsiu su pergruntavimu, kinietišką. Nežinau. Imsiu užkurkėti 2.20, pradėsiu šią, žiūrėsiu, kas čia matosi, kas gaunasi. Vienu žodžiu, paėmiau 2.20 ir bandau kažką tai patrinti. Kur ištryniau rūdis, tokiais bumbulais ištryniau, nusprendžiau, kad jų palikti vis tiek negalima. Kad užgruntavus vis tiek po kažkurio laiko jos vis tiek išlys. Tai paimsiu vėl to savo, savo rastiko. Vairuoja žaltis, jisai neuždengtas. Jūrika pamažėjo normaliai. Nu, savo darymą. Tai va, atėjo laikas kinetiškam bumperiui ir jie yra ale apgruntuoti. Anksčiau būdavo juodi, guminiai, tokie nekimbantis. Dabar jos tipo apgruntuoja. Bet šiaip realiai tas gruntas nieko vertas. Jisai persišviečia, pradėjus jį trinti, jisai iš karto lupasi kiaurai ir nesimato nei duobės niekas. Va. Dar yra palikti gamykliniai kanteliai. Čia forma, juos gal tos kraštus paskui atskirai daklijuoja. Nežinau, aš tai va, paimu sukeliašti juos, tiesiog nupjaunu. Va. Nu, tai va, nuvarau, kad su škulkė nesiveltų, kad ir taip, pabrūžindamas.
Nurarinu aš juos ir tie kampai paskui nebesimato, užgruntuoju, dar nutrinu gruntą ir kaip ir nelieka jų. Nes kai nudažai ir palieki, jie labai negražiai atrodo. Šimtas 20. Gamą parodysiu, va, kinietiškų bamperių kokybė. Toks gabalas įspaustas. Čia lienys gal blogas iš karto, nežinau. Matus nesimato, va, kaip reikėjo užglaistyti. Ten smulkesnių darbių nieko nepadariau. Va čia didžiausias, tą vieną užtipau kraštus apipjaušiu. Nėra taip, kad paimi ir nudažai iš kartą bamperį. Dabar nugruntuoti visą reikės. 220. Toliau 320. Valentino diena, o jūs dar nežinote, kur ieškoti dovanos savo antrajai pusei? Parduotuvė Aistra. Puikus pasirinkimas atiduoti dovaną savo mylimajai. Karočiui nerodžiau, bet turiu dar tokį gaidį. Čia po apačią kapotis išpūvęs. Tuo pačiu dar padariau kapotų viršų, kapoto apačią, bamperį, sparną. 3 detalės. Kiek čia valandų? 11 dabar yra. Nu, pradėjau 7. 4 valandas. Kol nugruntuosiu, tada apie 5 valandas. Daug. Reikia dirbti kažkaip greičiau. Dabar einu užmaišau gruntuką, pragruntuoju čianai, uždarau kapotą ir einu viską aplinkui. Mašiną jau apsiklievau, viską padariau. Galiu parodyti, kaip čia atrodo viskas. Va, čia priekis. Taip. Kapotą uždarys ir viskas bus apklijuota jau. Va. Taip apklijuota. Bamperiukas. Va bamperis, jeigu nusišiauštumėt gruntą dažymui, čia nušiaušiu 400. Tai jeigu dar peršiaušti 800 ir 1200, tai čia iš vis liktų vėl vien tik plika juoda plasmasė. Ir čia nesąmonė tie jų gruntavimai. Na, čia pritryniau tuos kantelius, kur rodžiau. Šnekėjau tos jungimus, atsiprašau, čia buvo apačioj. Nu. Turiu pasidėjęs tokį staliuką, va. Čia susidėjęs visko, ko reikia, kad neišmilkčiau, nereikėtų ieškoti aplink mašiną.
Orai nupūsti, mentelį, glaistumai šį glaistas, zagerkė, mašinėlė, kaladėlis, patsukėlis, jeigu ką nors pakalti. Šponkiai ištraukti, peiliukas. Vienu žodžiu, numetu ne ant žemės kažkur, o pasidu čia viską. Daug greičiau viskas vyksta. Nu, va, išvedinus, ką turim. Nutrinsiu rytoj, o Jėzus, bus pasaka. Bamperis jau ten. Našlaitis stovi kampe. Labą dieną visiems. Šiandien antra diena. Bus dažymas, eisiu, nutrinsiu gruntą. Apsiklijuosiu. Ir dažysim. Kapotas bus dažymui. Kapotas, sparnas ir va, bamperiukas. Ja. Gruntui trinti jėmų lapelį 400, iškart pasidėjau kelias, kad nevaikščiot. Dėdant mašinėlės. Ir pirmyn. Po to 800 ar 600, nežinau, pažiūrėsiu. O, į akis. Tiesiai į akis, apsvinais. Vargo nematom. Laką dėsiu
Papigiai visai tokį Clear Coat už 10 eurų litras su labai greitu keitikliu. 15-20 minučių galima bus uždaryti kapotą. Antras sluoksnis tikros spalvos. Блять, добро, ну что будет, наверное, смотреть. Darbo pabaiga. Susilieju labai dailiai, labai gražiai. Bet dulkių tai irgi normaliai. Reikės poliruoti. Bamperis prieis be poliravimo. Kol jo nesidėmė, tuo įpulsiu bus. Tai tiek, pabaiga.